Specialusis skaičių formatas, kaip matot, lietuviai neturi tokio specialiojo. Jeigu pažiūrėsim, pavyzdžiui, kokio nors amerikiečių, gal anglų JAV, tai šičia yra zip kodas ir telefono numeris ir jų tos vadinamos sodros numeris. Aš nežinau, kaip jie ten rašosi, bet galim pabandyti parašyti skaičių kažkokį tuo formatu. Spaudžiu gerai, šitam langelį yra kažkoks tai formatas, rašau elementarų skaičių, sakykime, gana didelį, įvedu ir kaip matot yra skaičius atskirtas brūkšneliais, taip rašomas, reiškia, specialusis formatas, amerikiečių sodros numeris. Dabar apie procentus. Procentai yra dažnai naudojami skaičiavimuose ir reikia mokėti užrašyti yra. Čia šalia pasirašysiu. Procentas yra šimtoji kažko dalis ir galima sakyti, kad, pavyzdžiui, parduotuviai nuolaida yra 25 procentai, tiesiog parašysiu 25 procentai, tik tai ne lietuviu, angliškai reikėtų, 20, nerašo dar kartą, ir 25 procentai, pavyzdžiui, 50 procentų ir 10 procentų, tiesiog parašau procentų ženklą, 5 procentai. Arba aš tą patį galiu sakyti, kad yra nuolaida 25 šimtosios, 0,25, 0,5 nuolaida, 0,1, 0,05. Reiškia, jeigu aš turiu pasirašęs kažkokius tokius skaičius, tai galiu aš juos pasižymėti ir pasiversti procentiniu formatu, nuėjus į langeliai ir yra procentai, nieko, tik tai, kad 2 po kablelio, aš neimsiu nei vieno po kablelio, kad būtų suprantamiau, spaudžiu gerai ir turiu 25 procentai, 50 ir čia yra. Ir atvirkščiai, čia yra surašyti jau liktai procentai, nueisiu, šitą padarysiu nebe procento, o pavyzdžiui, skaičiaus, reiškia, formatu, pasakysiu gerai, tik tai mažai po kablelio paėmiau, reikėtų po kablelio padidinti, ir kaip matot, yra atitinkamai 0,25, 0,50, 0,10, 0,05 yra procentai. Dažnai yra suklystama vedant iškart skaičių 25, 50, o paskui galvojant, kad aš juos pasižymėsiu ir tada suteiksiu procentinį formatą, ir bus viskas gerai. Nuimu tas ir gaunam skaičių nebe 25 procentai, o 2500 ir panašiai. Kartais net uždaviniuose atsakymas gaunasi, sakykime, vietoj 25 vienetų gaunasi 2500 procentų. Čia nieko blogo nėra, tik tai tas skaičius yra užrašytas ne tuo formatu ir galima mes jį pakeisti kokią nors bendrai formatą. Kad nereikėtų eiti ten, yra netgi toks mygtukas, kablelinė išraiška, duoda skaičių su kableliu, 25,00, galim pasididinti, pasimažinti tos, reiškia, po kablelio ir turim 25. Reiškia, norint rašyti procentus, skaičius, o paskui juos paversti procentais, aš turiu rašyti 0,25, tai yra toks skaičius yra, o kai paversiu procentiniu formatu, jis taps 25 procentai. Šiaip procentai dažnai naudojami, todėl yra procentinė išraiška, mygtukas, paspaudžiu, turiu 25 procentus. Ir yra toks vienas niuansas. Jeigu aš, sakykime, šitoj vietoje netgi paspalvinsiu, reiškia, tuščia
tuščius langelius paspausiu ir pasidarysiu, kad tai yra procentų formatas. Dabar man reikia jau rašyti tiesiog skaičius, pavyzdžiui, 25, reiškia, 50, 10, 5 ir aš turiu iškart procentus. Jeigu nėra procentinės išraiškos, tada rašom skaičių dalimis 0,25, 0,5 ir taip toliau. Tiek būtų apie procentus. Labai svarbu, darant įvairius uždavinius, yra žinoti, kiek dienų praėjo nuo vienos datos iki kitos. Pavyzdžiui, kiek liko dienų iki naujųjų metų, arba kiek praėjo dienų nuo naujųjų metų ir taip toliau. Šiaip yra labai sunku paskaičiuoti ir praktiškai reikėtų pasiimti kalendorių ir baksnuoti dienas. Excel'e yra susitarta šitaip. Aš čia perėnu į kitą lapą ir yra susitarta toks dalykas. Aš čia surašiau, kad 1900 metais sausio 1 diena yra vienetas, sausio 2 dvejetukas, 3 trejetukas, ir taip toliau yra keliaujama iki šių dienų. Aš čia, aišku, iki šių dienų visų nesurašiau, ir turim. Ir dabar kas patogu yra. Kiek, sakykime, praėjo dienų nuo sausio 3, sakykime, nuo šitos dienos iki vasario 3. Vasario 3 buvo, tiek yra. Kiek dienų praėjo. Tai yra iš 34, atimsim 3 ir gausim 31. Ateina toks keblumas, ar šita diena šiandieninė priskaitoma prie tų dienų ar ne, bet čia jau kitas niuansas. Todėl bet kokį skaičių, sakykime, tą patį 34, taip, galima 34, galima nueiti langeliai ir paversti datos formatu. Pasirinkim vėl lietuvių kalbą, lietuvių vieta ir data dabar rašoma su brūkšneliais arba pilna data, spaudžiu gerai ir turim, kad tai yra 900 metų sausio 3, tai yra vasario 3 diena. Galiu paversti ir kitokiu formatu, pavyzdžiui, taip užrašyti, bus 900 metai vasario 3 diena. Šiaip reikėtų žinoti, koks dabar skaičius šiandieninės dienos yra, bet galima rašyti metus, mėnesį ir dieną atskiriant dalybos ženklų. Pavyzdžiui, 2013 metai, 0, pavyzdžiui, 3, 11 diena ir turim datos formatą. Galima rašyti sutrumpintai 13 metai, 3, 11, turim irgi formatą. 13 metai, brūkšnelį dedu, 3 brūkšnelį 11, irgi suprantama kaip data. Jeigu datą paversiu į skaičių, pavyzdžiui, kablelinė išraiška, turim, kad 41 344 diena. Tada galima iš vienos datos atimti kitą ir žinoti, kiek dienų praėjo. Pavyzdžiui, galiu padaryti taip, kad nuo naujųjų metų, kiek praėjo nuo naujųjų metų iki dabar. Naujieji metai buvo 2013, 1 ir turim dabar lygų iš šiandieninės dienos, sakysim, atimsim šitą dieną ir turim, kad dabar yra toks formatas 309, aš paversiu kablelinę išraišką ir gaunam, kad 69 dienos praėjo. Laiko formatas. Kadangi diena, para yra vienetas, tai laikas būtų vieneto dalis. Jeigu parašysiu 0,5, tai būtų pusė dienos ir įvesčiau laiko formatą, tai turiu, pavyzdžiui, tokį su sekundėm, su viskuo gerai ir turiu lygiai pusiaudinį. Laikas vedant
valandas, minutės, sekundės yra atskiriamas dvitaškiais. Pavyzdžiui, 17 valandų, dvitaškis, 15 minučių ir 10 sekundžių. Va, tai yra laikas. Laikas irgi yra skaičius ir iš vieno laiko galima atimti kitą laiką ir gaunam kažkokį skirtumą valandom, minutėm, sekundėm.